Ilena, žiūrėkite. Tai projektas Back to Lithuania, Back to LT, tai mane sužavėjo nuo pat pirmų minučių, kai mes susipažinom su Linu prieš pusę metų Malmėje. Kodėl sužavėjo šis projektas? Tai jisai, manau, apima kelis svarbius labai momentus. Vienas tai yra, mes šito projektu raginam lietuvius neužmiršti Lietuvos. Taip, aišku, mes darome kaip ambasada, lietuvių bendruomenė tą patį daro. Lietuviai, ar jūs gyvenate užsienį, ar Lietuvoje, ar jūs dirbate, ar mokotės, neužmirškite Lietuvos. Tai yra labai svarbiausias dalykas. Kitas dalykas, ir kas, manau, labai svarbu, tai ne užsimti pigią propagandą, grįžkite į Lietuvą. Būtinai meskite viską ir tučtuojau grįžkite į Lietuvą. Tai daugiau, manau, šitas renginys, kaip aš pats jį savo supratau, priminti, kas Lietuvoje vyksta, kad Lietuva ekonomiškai vystosi. Ir čia, manau, Sebo vyr ekonomisto Gitano Nausėdos pranešimas buvo puikus. Jisai parodo, kad tai nėra koks nors propagandinis, jisai parodo, kiek Lietuvoje visokių dalykų ir ekonomiškų auga. Ir tai, manau, visiems labai svarbu. Tuo pačiu Lietuvoje yra ir socialinių daug gerų iniciatyvų. Tai yra Global Lithuania Leadership, globali Lietuvos lyderystė arba globalių lietuvių lyderystė. Ir kurk Lietuvai, yra tikrai daug gerų socialinių iniciatyvų. Taigi, projektas man, kaip ambasadoriui, atitiko mano įsitikinimus. Mes, lietuviai, gyvenam išsibarstę po pasaulį. Tai galime dėl to pergyventi, galime dėl to nerimauti. Taip, jisai kelia mums nerimą kaip vyriausybei, bet vien tik nerimas čia tai yra niekas. Svarbu daryti kažką, galvoti, kaip toliau daryti, kaip gyventi šitam globaliam pasaulyje. Taigi lietuviai gyvena išsibarstę. Jie ir gyvens toliau, kadangi mes esame ES nariai, o viena iš svarbiausių ES laisvių, dėl kurio ir stojame, tai laisvas darbo jėgos judėjimas. Taigi neišvengiamai lietuviai judės, mums reikia prie to priprasti. Tai taip, reikia kurti sąlygas grįžti Lietuvoje, bet, kaip sakiau, reikia ir aiškinti, kas Lietuvoje vyksta. Taigi, puikiai iniciatyva, kurią aš nuo pat pirmos minutės palaikiau. Dideliam mano nuostabai, bet pozityviai nuostabai, į ambasadą, į rezidenciją atėjo daug veidų, kurių aš net nemačiau. Tai reiškia, Stokholme ir aplinkui mokosi lietuviai, kurie gal ir nedrįsta ateiti į ambasadą, arba tie renginiai, kurie vyko iki šiol, juos mažiau sudomino, o juos taiga sudomino šitas renginys. Taigi, kaip sakiau, man ir toliau bus garbė palaikyti tokias iniciatyvas, ar jos bus Stokholme, ar bus, pavyzdžiui, Pietų Švedijoje, kur irgi daug lietuvių, ar bendrai bus daroma per kelias Skandinavijos šalis. Tikrai, manau, tai yra svarbus labai dalykas.